Labadiena ir sveiki atvykę į Kosmoso Patricijų konglomerato podcastą. Vienintelį podcastą sukurtą Kosmoso Patricijų, Kosmoso Patricijams. Šiandien mes norime padėkoti savo sponsoriui Pauliaus anti-Eurovizinio koalicija. Prisijunkite prie mūsų, žiūrėkite Euroviziją su žmonėm, kuriems jie patinka, kad jiems jie mažiau patiktų. Šiandien svečiuose pas mus laidos sveičias, kaip pats save pasivadino, yra didis Kosmoso Patricijas, ilgai legendinės strategijos žinomas tik kaip Gytis autorius, ponas Gytis Glodenis. Gyti, kaip jūs šiandien laikotės? Sveiki visi klausytojai ir žiūrėtojai, jaučiuosi nuostabiai. Mane kalbina laidos hostas Ignas, neturi jokios kitos pravardės, žinomas tik tais kaip Ignas. Dėkui iš pristatymą. Na, gerai, Gyti, aš tave šiam pasikviečiau čia aptart vieną iš dalykų, kuriuos, manau, tu kone geriausiai atlieki mūsų grupiai. Tai yra transakcijos menas, varkių sukimas, žaidiminis pirikūpinimas. Kad ir kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, tu esi, manyčiau, visai gerai varkės žaidimo metu sukantis žaidėjas. Vienas iš geresnių. Ir aš su tavim norėsiu šiek tiek pašnekėti apie tai, kaip ir reikia daryti biznį pačiam žaidime. Taip, kad nenukentėtum tu, kad visos transakcijos būtų tau į naudą. Ir tuo pačiu, kad jeigu ir tos transakcijos ir bus į naudą kitam žaidėjui, kad jos jam būtų į naudą minimaliai, kad labiausiai vis tiek į priekį iššoktum tu. Ir šį pokalbį aš ir norėsiu pradėti ganėtinai paprastų klausimą tau. Sakyk, kaip manai, kas yra svarbiausias detalės, kurios padaro kažkokį tai trade dealą, gerų trade dealų, specifiškai vienam iš žaidėjų, kad jis pasipelnytų labiau negu kitas? Aš manyčiau, kad pagrindinis elementas yra gebėjimas suprasti galios pozicijų. Iš galios pozicijos gali išvystyti bet kokį tau naudingą dealą, bet tuo pačiu turi labai smarkiai žaisti į tą galios poziciją. Turi turėti gerą supratimą apie tai, kas vyksta ant lentos ir kas vyksta žaidėjų galvose. Mano manimu, tai, kad mes žaidžiam siauroje draugų grupėje, yra ir prakeiksmas, ir blessingas tuo pačiu metu. Iš tikrųjų neturėtų tikrame Twilight Imperium žaidime būti tiek daug side dealų arba gilių dealų, kiek jų yra pas mus. Pas mus jų yra tikrai daugybė. Bet tai yra dėl to, kad mes žaidžiam su draugais. Negali ateidamas prie stalo nutrinti visos tarpusavio istorijos. Vis tiek mūsų grupė, mes esam žmonės, kurie bandom būti, sakykime, geri draugai, norim palaikyti vieni kitus, norim, kad jaustumėmės visi smagiai susirinkę, niekas nenori konfliktuoti, nenorim kažkokių tai bifų turėti. Aišku, norim kartais bifų turėti, bet mes labiau dramų norim, o ne to tikrojo bifo. Norim dramų, o gaunam druskos. Amžinas rezultatas. Geriau druska negu tikras piktis, iš tikrųjų. Tikrai taip. Aš nemanau, kad čia yra labai ginčytina pozicija. Labai paminėjai įdomų aspektą. Aš norėčiau kažkiek labiau dar apie tradą, tikrai mes, manau, pakalbėsim ir apie tą uždaro mūsų rato socialinę dalį. Aš norėčiau paliesti šiek tiek vieną dalį tradą, kuri yra labiau mechaninė. Ir man labai patiko, kad tu paminėjai galios poziciją. Nes kai tu esi galios pozicijai, kai tu esi taške, kur tu turi daug, jeigu ne visus, tai mažiausia daug daugiau kozirių prieš kitą žaidėją, ir savaime aišku, kad bus ganėtinai paprasta, ganėtinai tiesmuka pasipelnyti iš tos pozicijos, net jeigu ne gryna agresija ir okupacija, tai tiesiog daugiau mažiau išsimušimų kai kurių dalykų, kai kurių advantage'ų savo.
Ir tuo pačiu tai padaryti tiesiog nekomitinant jokių savo pajėgų, jokių savo resursų į tą tikrą agresiją. Man įdomu yra, kaip manai, ar įmanoma ir jei įmanoma, tai kaip galima pasipelnyti iš buvimo kitoj pusėje šitos situacijos? Ar yra būdas gauti gerą dylą, kai tu nesi galios pozicijoje? Manyčiau, kad yra, vėlgi dėl to, kad mes vieni kitus pažįstame. Labai lengva iš tikrųjų manipuliuoti žmogų, kuris yra galios pozicijoje, bet turi tam tikrų moralinių prievaizdų. Tai jeigu žmogus yra galios pozicijoje, jisai siūlo dylą, kurio, kaip Vitas Karlionė sakė, negali atsisakyti, tu gali sužaisti, priversdamas jam tam agresoriui galios pozicijoje esančiam žaidėjui, priversdamas pademonstruoti iš tikrųjų jo tą tikrą agresiją ir priversdamas jį iš tikrųjų išleisti tam tikrus resursus, laiką, jėgas, energiją, nes žaidimas yra ilgas. Iš tikrųjų, ta ištvermė irgi yra labai svarbus aspektas. Turbūt visi matom, kaip tai veikia po 6 valandos žaidimo. Jeigu nesibaigi iki 6, laukia tikras Lentūno Antonijaus žaidimas, likusias dar 5 valandas. Tai būtent būdamas silpnesnioje pozicijoje, žaisdamas su tuo, kad žaidėjas privalės pademonstruoti savo galią, gali tuo kažkiek pamanipuliuoti. Bet irgi priklauso jau nuo žaidėjo, kuris yra toje galios pozicijoje. Yra žmonių, kurie turi tam tikrą įvaizdį apie juos sudarytą, kad jeigu jie grasina, tai jie tą agresiją ir panaudos. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tas žmogus nors vieną žaidimą jau yra išmetęs pro langą, vien tik tam, kad įrodytų, kad savo veiksmais atsako už savo žodžius. Reikia suprasti, kad jeigu jis tai padarė vieną kartą, jisai padarys ir 2 kartus. Ir padarys ir 3, ir tiek kartų, kiek reikės, jisai įrodys savo durną poziciją. Ir reikia tada jau vertinti, ar tu, būdamas silpnesniojo pozicijoje, ar tu išloši iš tokios manipulacijos, ar iš tikrųjų, jeigu agresorius pradės įrodinėti savo žodžius, ar tai tau bus žaidimo pabaiga, ar tik setbackas. Tai aš net neabejoju, kad yra daugybė atvejų, kai gali iš silpnesniosios pozicijos daryti dylus. Jeigu kalbame apie 8 žaidėjų žaidimus, tai visi žaidžia long game. Pirmi 2 turnai, pirmi 2 raundai būna ganėtinai lėti, 3 raundas būna deal makingo raundas, kur jau esame susiporavę, ne seksualiai, bet dažniausiai apsikeitę tam tikromis žaidime egzistuojančiomis kortelėmis, kurios įrodo prieraišumą. Pusiau taip seksualiai. Ir nuo tos vietos jau prasideda tas tikrasis deal makingas. Jis iš tikrųjų yra sudėtingas ir vėlgi ne visiems vienodai gerai sekasi. Tu nenori susitarti su kažkuo tai ir po to tiesiog jį išduoti, nors žaidime tai būtų teisingiausias veiksmas, vedantis tave į pergalę, nes vis tik nori būti draugais su juo po board game'o. Tai sakyčiau, kad tai padaro tą tokį mūsų deal makingą net ir tokį mažiau efektyvų, nes iš tikrųjų didelė dalis dealų išeina į tą patį neutralumo scenarijų, pavadinkim, kur niekas nesiryžta imtis kažkokio labai drastiško veiksmo, nesiryžta investuoti tų, sakykim, agresijos taškų į tam tikrą vietą. Ir rezultate turim ką? Pusę valandos užtrukom darydami dylą, pusę valandos su kitais neinvolvintais žaidėjais
aptarinėjom savo jau sudarytą dylą, bandydami sudaryti counter dylus. Po 2 raundų paaiškėjo, kad nei vienas, nei kitas dylas nebuvo aktualus. Tai iš tikrųjų čia turbūt didžiausia priežastis, kodėl mūsų žaidimai 8 žmonių trunka taip ilgai. O, Bet tikrai ten, taip. of course, diskusija apie tai, kada kas ką popins, irgi natūraliai yra ilga 8 žaidėjų žaidime. Čia iš šito neatimsi, bet štai tie dylai under the table arba lietuviškai po stalu vykstantys susitarimai, jie ilgina žaidimą ir ne visą laiką atneša kažkokios tiesioginės naudos. Mhm. Tai Jo, aš sutinku su šito ir man labai patiko ta idėja, kurią paminėjai, kad silpnesnioji pozicija daugiau mažiau didžioji jos galia yra galimybė kolint kažkieno blefą. Ir jeigu taip gauti ne savo pravarčia, ne savo naudinga, tai mažiausia gerokai mažiau savo kenksminga situacija tam pačiam dylė. Skanaus. Nes galų gale kolint blefai reikalauja tam tikro resursų iššvaistymo iš žaidėjo, kuris net jeigu jis ir eis į agresiją, jis vis tiek turės išmest tos resursus, kas yra kažkas, ko nenorės daryti žmogus, kuris žaidžia laimėti. Taip, ir čia esminis dalykas. Jis arba staiga parodo, kad jo grasinimai yra neparemti niekuo, nes jeigu žadi grasinimą ir grasinimo nedarai, kai tau tiesiog pasako ne, tai staiga to žaidėjo imidžas kaip galios pozicijoje esančio žaidėjo iš karto krenta žemyn, mes suprantam, kad jo visi grasinimai yra tušti ir pradedam kitaip dylus dėlioti. Staiga tas dylas, kuris buvo vienpusis, patapo lygiavertis arba netgi iniciatyva priešingoje pusėje atsidūrė. Labai geras pastebėjimas. Norėčiau pereiti prie šiek tiek kitokios tematikos. Labai norėsiu pakalbėti apie labiau lygiavertės pozicijos dylus. Gal nebūtinai lygiavertės kaip visiškai vienodas, bet lygiavertės kaip situacijos, kur tu turi kažką, ko reikia kitam žaidėjui, kitam žaidėjas turi kažką, ko reikia tau. Ir norėsiu biškai pakalbėti labiau apie tą, bet iš pradžio norėčiau peršokti truputėlį prie vieno kito klausimo, kurį galvojau, galbūt aptarsim vėliau, bet kaip paminėjai, kadangi mūsų tie dylai, mūsų tie prekiavimai, tos transakcijos dažnai būna taip detaliai aptarinėjamos, jos labai dažnai tiesiog keičias kas minutę. Bet galų gale viso to pasekoje mes pasiekėm tašką, kur dažniausiai didžiausias pokytis būna galbūt į vieną ar į kitą pusę nuėjęs pinigas. Aš norėčiau tau užduoti tokį klausimą. Kaip manai, kokiu momentu jau būtų gera situacija, net jeigu tu prekiauji su kažkuo, su kuo turi kažkiek tai draugiškus, glaudesnius santykius, kuriuo momentu žaidime yra tinkamas momentas pas jį ateiti ir sakyti jam, aš pakeičiau mūsų sandorį, vilkis, kad nepakeisiu jo dar labiau. Manyčiau, kad 8 žaidėjų žaidime po 3 raundo galima drąsiai taip sakyti, nes realiai net jeigu tu ir supykdai vieną savo kaimyną ar kitą kaimyną, žaidimas dėja nesisuka tik apie judų. Žaidėjas, kuris gauna situaciją, kai jo susitarimas yra pakeistas, turi labai nedaug įrankių kažką dėl to padaryti. Ir taip žiūrint bendraja prasme, nuo 3 raundo dylai gali eiti į šonus, nes jeigu pažiūrėsi, tai nuo 3 raundo resursų generacija būna jau pakankamai didelė pas visus žaidėjus, išskyrus tais atvejais, kai turi blogą slaisą ir pradedi prieš paskutinis jau 3 raundą iš eilės, tuomet tavo situacija galbūt nėra tokia gera ir esi išdulkintas kaip kilimas Fabijoniškių rajone prie langų 10 val. Ryto.
Labai konkretus palyginimas. A, manau, kad sveikas požiūris. Aš taip pat manyčiau, kad galbūt šitas požiūris galioja ne vien tik 8 žaidėjų žaidime. 6 žaidėjų žaidime yra vis tiek šiek tiek siauresnis ratas žmonių, su kuriais tu gali turėti tą prekybą, mažesni atstumai, kad galima būtų runint interferencą kažkokį, tai kaip galbūt šiokį tokį atlygio būdą. Bet, na, galų gale ties trečių raundų labai aiškiai pasimato visų žaidėjų pozicijos žaidime. Kai kurie, tarkim, irgi priklausomai nuo slaiso, kai kurie galbūt turi šiek tiek daug stipresnę ekonomiką ir dėl to didesnę flotilę, kiti daug labiau buvo susifokusavę į objektyvus ir dėl to turi daugiau pergalės taškų. Labai aiškiai pasimato, su kuo kokius sandorius galima ir reikėtų atlikinėti, su kuo jau nebereikėtų iš viso. Tai čia yra, manyčiau, labai geras gabalėlis įžvalgos. Gerai. Šiek tiek nepabėkim nuo šitos temos, su kuo reikėtų daryti dealus ir su kuo nereikėtų. Logika pirminė sako, kad dealus reikėtų daryti ne su leading playeriu. Nes jeigu jūs visi žaidžiate šiuo metu dėl antros vietos, na tai tokiu būdu tu save priartini, sumažini skirtumą tarp potencialiai savęs antros vietos ir pirmos vietos žaidėjo. Tačiau yra vienas niuansas. Jeigu tas dealas pavirsta šonu, tuomet potencialiai jūs abudu arba galbūt tau dealas buvo pakeistas ir gavai trumpąjį pagalio galą, galimai nepriartėjai nei kiek prie pirmos vietos žaidėjo ir nesukūrei teigiamo santykio su pirmos vietos žaidėju, nes sukis kaip nori, dažniausiai lydinantis playeris būna visiškai izoliuotas, vienas neturintis draugų. Lydinantis žaidėjas, jeigu jisai turi kažkokį bent jau simbolinį draugą ant lentos, tai sumažina jo į neprognozuojamo elgesio, sakykime, pasirinkimų aibę. Tai jisai turi saugių pasirinkimų žaisti į savo tą simbolinį draugą, dalinį draugą, draugą iš reikalo, tačiau vis tiek tai padeda jam susikoncentruoti ir iš tikrųjų šitą irgi gali išsukti į savo naudą anksčiau ar vėliau, pasiūlydamas kokį nors tą patį pasiūlymą, kurio negalės atsisakyti net ir tam pačiam lydinančiam playeriui. Tai iš tikrųjų visi, kas yra pabuvoję pirmoje pozicijoje, netyčia iššovė į priekį, supranta, apie ką kalbu. Žaidimas tikrai netoks smagus, kai tu esi viršuje ir visi sako, nu tai va, dabar mes žaidžiam tik tais prieš jį. Galimai šitas žaidimas nėra sudizainintas 1-7. Visada tikrai yra, manau, daug kas yra patyrę tą momentą, kai staiga tu atsiduri ant 6 ar 7 taškų, visi kiti yra ant 6 ar 5 ir labai greitai tampi public enemy number one. Ir taip aš sutinku su šituo aspektu dalinai, kad net ir su to pačiu pirmaujančiu žaidėju gali atsirasti situacijos, kur tu gali pasiūlyti jam dealą, kuris yra labai į tavo naudą. Tačiau reikia nepamiršti, manyčiau, ir to fakto, kad tam žaidėjui pirmaujančiam, aišku, tas labai priklauso nuo aplinkybių, bet yra gera galimybė, kad jam šiuo metu resursų ir naudos jau reikia gerokai mažiau negu tau. Nes galų gale, jeigu visi pasisuka, jeigu yra 5 ar 7 žaidėjai prieš vieną, kaip dažniausia būna, kai kažkas būna iššokęs į priekį. Dažniausiai tai reiškia, kad tavo pagrindiniai, kad tau rūpi šiuo metu tik tai 2 dalykai, tai yra pelnyti taškus ir apginti namus.
Vienas iš tų dviejų yra sunkesnis negu kitas, nesvarbu kokioj situacijoj tu esi. Tu arba turi gerą būdą pelnyti taškus, kurį susidėjai per visą žaidimą, ir tas tau gali būti netgi šiek tiek lengva tam tikrom aplinkybėm, bet tada tu turėsi galbūt mažiau plastiko. Visada sakyčiau, kad prekiaujant su tuo pirmaujančiu žaidėju reikia atsižvelgti į tai, kad net ir mažas kiekis kažkokio resurso, kuris jam gali padėti atlikti tą sunkesnį objektyvą, sunkesnį tikslą pasiekti, ar tai skorint taškus, ar tai apsiginti namus, jis vertas yra, jis turi turėti trigubą antkainį tuo momentu. Tokį, kuris, sveiku protu tiesiog negalėtų būti to vertas. Nes jeigu jis bus to vertas, jeigu jis bus suvokiamos kainos, jis tiesiog pasipelnys, jis nesvarbu, kad turės atiduoti viską, ką turi, bet jis gaus to, ko jam reikia. Ir to tiesiog gali pilnai užtekti. Aš būčiau likęs šiek tiek paoponuoti. Jeigu esi pirmoje vietoje ir gauni dylą, kuris yra tau akivaizdžiai labai nenaudingas, kuris leidžia tau paskorinti, visą laiką reikia galvoti, what's next. Jeigu iš tikrųjų šitas dylas tau numauna kelnes ir tu paskorini šį raundą, bet kitame raunde, būtent dėl šito dylo pasiekmių savo esi išsikasęs duobę, staiga tu visą savo pagreitį gali prarasti. Gali įvykti tokia situacija. Tai kartais taip, triguba kaina yra kaina, kurią perki, nes tuo metu tik tais viena prekė yra ant lentynos. Bet kitais kartais tai gali visiškai išmušti dūmus iš tavo vamzdžio, tai reikėtų irgi nepamiršti pagalvoti apie tai. Pilnai suprantame. Na ką, manau, kad šiek tiek peršokom per mano planuotus klausimus, bet labai gerą tematiką palėtėm. Manau, kad dabar galbūt būtų momentas žengti žingsnį šiek tiek lengvai atgal. Mes pakalbėjom apie bendrą prekybinę dinamiką, pakalbėjom apie momentus, kada galbūt reikėtų pakoreguoti sandėrį, ar kada reikėtų ir nereikėtų daryti sandėrį su kuo nors. Aš norėčiau grįžti prie pirmesnių raundų, kur dar šita visa galios pozicija, jeigu ji yra, ji nėra antiek aiški ir antiek tiesmuka. Kur visas šitas resursų pasiskirtimas dar nėra antiek aiškus, antiek tiesmukas. Norėčiau pakalbėti apie pirmus porą raundų. Tarkim taip. Kaip manai, jeigu tu turi kažkokį tai resursą, kuris, net ir į tavo ankstyvąjį žaidimo planą tiesiog neįeina. Ir tu turi galimybę jį parduoti. Kokia būtų, kaip pavyzdį, tarkim, naudokim Relic Fragmentą. Kokia būtų tinkama kaina jo pardavimui, kad tu už jį gautum daugiau, negu tavo oponentas gaus už tą fragmentą, ar už bet ką, už tą piniozą, už tą planetą, nesvarbu. Kaip reikėtų įvertinti, kad lygiaverčiai prekyboj tu galėtum gauti geresnį dylą negu tavo oponentas? Lygiavertė prekyba iš savęs negali tau pasiūlyti geresnio dylo negu oponentui, tai čia prasideda niuansai. Iš tikrųjų, kiekviena rasė, kiekvienas laisvas turėtų turėti kažkokį planą. Pirminį planą ir antrinį planą. Pirminis planas tai yra, kaip įsivaizduojame, kad žaidimas dėstysis idealiu atveju. Planas antrinis, jau kai turime 3 objektyvus, arba manau, kad 3 objektyvai, kurie iš principo sudėlioja scoringo bazę ir kurių tu negali praleisti niekaip, turi į tai koncentruotis. Tai jeigu, kaip ir sakai, turi kažkokių papildomų resursų, kurie nesikerta ir netrukdo tavo pirminiam arba antriniam planui, niekaip neprisideda, nieko neatima,
Tai aš sakyčiau, čia yra puikus šansas bandyti uždirbti ezoterinės naudos, iš tikrųjų treidinantis žemyn ir po to bandyti tuos kreditus išsikešinti vėlesnėje vietoje. Tai nebūtinai geras deal makingas visą laiką sugeneruoja tiesioginę naudą ir neturi. Gyvenime tai turi taip įvykti, bet ant žaidimo lentos taip niekada nebus ir turbūt nereikia per daug stengtis ir bandyti primastyti kažkokių variantų. Reikia nepamiršti, kad ant lentos, kaip ir gyvenime, labai svarbu yra tavo turimų dalykų likvidumas ir universalumas. Tai jeigu yra proga vienos srities kažkokio resurso likutį paversti į likvidų dalyką, tai greičiausiai reikėtų naudotis tą progą, vien tik pagalvojus apie tai, kokie ateityje iškris objektyvai, bei kokius įrankius tavo slaisas ir tavo rasė turi jiems pasiekti, dažniausiai paaiškės, kad greiti treidai yra naudingesni negu resursų hordinimas. Nebent, jeigu žaidi už goblinus, tada reikia hordinti visas korteles. Jo, su šituo teiginiu nieks negali pasiginčyti. Porą dalykų, kuriuos galbūt aš paminėčiau, bent jau pridėti šiek tiek prie to pasakymo. Aš manau, kad iš tikrųjų yra įmanoma šiek tiek labiau pasipelnyti toj pačioj lygiavertėj prekyboje. Bet čia jau einam šiek tiek į spekulaciją, į Wall Streetą po truputėlį. Išgirskime. Nes galų gale, jeigu tu turi kažkokį resursą, kuris nefigūruoja į tavo, kaip pats pasakai, pirminį ir antrinį planą, jis vis dar gali figūruoti į kažkieno kito pirminį ir antrinį planą. Svarbiausia dalis yra įvertinti, ar tas progresas link plano, kurį tu duodi kitam žaidėjui parduodamas tą resursą, ar jisai atsveria riziką tą resursą kitam žaidėjui duoti, ir ar tu gali pasipelnyti labiau, negu galimai pasipelnys žmogus, kuriam parduodi iš to resurso. Relikas būtų ganėtinai paprastas pavyzdys. Tarkim, jeigu aš žaidžiu už Nazroką, aš niekada neparduosiu relik fragmentų. Jie yra aukso vertės man. Jeigu aš žaidžiu už bet kokį kitą factioną, aš niekada neparduosiu relik fragmentų Nazrokai. Jie yra aukso vertės jiem ir jis tiesiog gyvenime turės gana pinigų, tiek, kad jis galėtų įsigyti tą fragmentą ir kad aš atsverčiau tą riziką, gavęs kiekį pinigų ganėtinai didelį, kad jisai neištrauks kažko naudingesnio savo, negu ta pinigų krūva yra man. Bet jeigu mes žaidžiam žaidime, kur tokio factiono nėra, kur nėra factiono, kuris pastoviai eksplorina ir negali labai giliai prasikasti tą relikų deką, aš galbūt ir galiu atiduoti tą fragmentą už 3-4 pinigus ir duoti žaidėjų galimybę išsikast kažką, kas yra verta 7 ar 8, arba 1 arba 2. Vat šita vieta mano galva yra bene svarbiausia tokiuose apylygiuose treiduose, ypač early game, nes tai dažniausiai tiesiog leidžia tau pastatyti kažkokią tai kainą, kuri duos garantą, kad tu pasipelnysi stipriai, o kitas žaidėjas galbūt pasipelnys stipriai, galbūt labai prastai, ir tas dažniausiai išsibalansuoja į vidutinišką pelną. Ir tiesiog, dėl kainos, kurią tu nustatėjai, galbūt dėl gobšumo, dėl tunnel visioningo tam tikro žaidėjų, tu tiesiog iššoki į priekį. Taip, bet reikia nepamiršti, kad viskas žaidime ir gyvenime turi alternatyvius kaštus. Tai kad tu laikai fragmentą, negaudamas vieno pinigo dabar, tikėdamasis gauti 3 pinigus vėliau,
Galbūt praleidi galimybę kažką nuveikti su vienu pinigu dabar. Galbūt vienas ekstra pinigėlis yra būtent tai, ko reikia, kad galėtum pasibilinti kruzerį, kad galėtum actually paskolinti kokį nors objektyvą. Tai kartais tą sunku yra pastebėti, ypač jeigu jau praleidai tą šansą, o kartais tokių šansų pasitaiko, tiesiog nepamatai. Neabejoju, kad mes kiekvieną žaidimą praleidžiam tokių šansų apstų kiekį. Taip, tai čia natūralu yra. Tai yes and no. Aš manau, kad reikia nepamiršti. Čia yra, kaip sakant, tipinis žaidimo playstylas, kai tu pirmoji vietoj galvoji ne kaip tau tiesiog judėti į priekį, o galvoji kaip užtikrinti, kad tu judi vienodai greitai kaip ir kiti žaidėjai. Kas gaunasi, kad tavo pagrindinė, tu susikoncentruoji ne į tai, kaip tau surasti tą tokį siaurą kelią tarp variantų, o kaip užtikrinti, kad kiti žaidėjai tiesiu keliu nevažiuotų savo tikslo link. Tai ir gerai, ir blogai yra tuo pačiu. Aišku, dideliuose žaidimuose tai ypač sunku padaryti, nes jeigu tu apsiimi tokį playstylą, tai tu žaidi 4 žaidimus tuo pačiu, nes tu žaidi už save, tu žaidi abiejų savo kaimynų žaidimus, nes jie potencialiai gali tave threatinti, ir tu žaidi dar leading playerio žaidimą lygiai taip pat. Tai reikalauja daug minties jėgos, nebūtinai neša optimalią naudą, bet tai irgi yra tam tikras smagumas, ypač pasireiškia tuo, kad mes mėgstam vienas kitą patyzinti, paerzinti, užminti ant pirštelio. Tai tokie būdai labai gerai veikia, kaip ir pokeryje, čia jau tu žaidi žaidėją, o ne žaidimą. Jeigu oponentas pasitiltina, pradeda nervintis, yra tikimybė, kad jisai darys klaidas, ir klaidas darys. Kuo ilgesnis žaidimas, tuo didesnė tikimybė, kad jis klaidas pradės daryti anksčiau negu tu. Tai tokiu atveju šita strategija, sakykim, gali būti labai sėkminga. Manau, labai fair pastebėjimai. Vienas dalykas dar, prie kurio norėčiau grįžti, kad prieš tai minėjai, ezoterinė nauda. Čia yra labai sunkiai apriepiamas ir apibrėžiamas dalykas, manyčiau. Tai mano klausimas būtų ganėtinai paprastas. Mes visi žinom, kad prie stalo turėt gerą įvaizdį, kad ir tam vienam žaidimui, kad tu esi draugiškas ir tu jau kažkam padėjai, tikrai labai dažnai padeda. Ir padeda tikrai dažnai gerokai daugiau negu tas vienas pinigas, kurio tu galbūt nusileidai. Mano labiau klausimas būtų dėl balanso tarp ezoterinės naudos ir fizinės naudos. Nes ezoterinę naudą, jeigu tu esi labai pasiryžęs ją suteikti, labai lengvai ir greitai galima pradėti išnaudoti. Kuriais momentais, sakytum, yra geriau priimta ezoterinę naudą ir kada jau yra geriau primygtinai reikalautos atmokėtos skolos? Sakyčiau, kad susijęs su tuo, kaip žaidi tą savo galios poziciją, arba atvirkščiai, kaip gerai žaidi iš neįgaliosios pozicijos. Tai jeigu esi pakankamai charizmatiškas, turi patikimo žmogaus įvaizdį, tai ar gero, ar blogo, ar to geriečio, ar to blogiečio, bet kuriuo atveju ne neutralų, o kažkokį, tai yra naudinga. Sau tą gali iš to išpešti naudos 100%. Reikia nepamiršti, kad kaip ir minėjai, dalindamas ezoterinę naudą gali atsidurti manto situacijoje, kai tiesiog
kai įvyko dalykai. E, Tiem žiūrovams, kurie galbūt dėja nežino šitos istorijos, kurių, manau, yra labai maža, man ta situacija yra apibūdinimas, kai susitari su žmogum, šiuo atveju Paulium, kad jūs darysit labai draugišką dylą, kad jis galėtų paskolinti objektyvą, atskris pas tave į sistemą ir jis jo laikosi ir tada vos tik tai tas laiko tarpas pasibaigia, iš karto jį išduoda ir sunaikina 4 tavo PDS-us. Tai yra vienas iš legendinių dylų alterationų mūsų bendram rate. Jo, manau visi labai geri pastebėjimai. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau aptarti ir irgi buvau šiek tiek iš anksto norėjęs apie jį pakalbėti, bet šiek tiek užsiminiai, nes charizmatiškumas pačiam žaidime. Nes, čia yra faktorius, kuris, manau, vis tiek tikrai įeina į žaidimą ir kurio tikrai neįmanoma nuo jo atsiet. Tai yra tiesiog tai, kad, bet kokiai situacijai, kur vyksta kažkokia prekyba, geresnis prekeivis, geresnis pardavėjas gali šiek tiek išsimušti geresnį dylą. Man šitoje vietoje yra įdomu, kaip manai, kiek daug iš tikrųjų nusako tas gebėjimas trint lazankės ir tiesiog išsikalbėt savo situaciją, savo dylą, kuriam tu kartais net labai neadekvačiai aiškiai gauni daugiau, nors neturėtum. Ant kiek daug tas figūruoja žaidime? Manau, kad figūruoja, ypač tokiam mažame communityje kaip pas mus. Iš tikrųjų, susitinkam ne taip dažnai, ypač prie progos, tai buvo smagu paklausyti, kaip kolega visą protą ir tiesiog gali kartais sutikti su dylu, tiesiog, pažiūrim, kom čia baigsis šita pramoga. Grinai out of sheer respect. Žinai, tavo dylas nesąmonė, bet tu taip gerai čia man jį pardavinėjai. Ne tiek, kad ant taip gerai, bet davai pažiūrim. Aš čia nieko neveikiu, tu čia nieko neveiki, o šitas dylas padaro va tokią nesąmonę. Biški balansą pajudinkim, tas svarstyklės išjudinkim. Tai kartais tai gali įvykti, bet čia yra ir visiškai priešinga pusė, kadangi visi vieni kitus pažįstam, esam super atsargus su dylais, nes iš kiekvieno pasiūlymo laukiam kažkokių tai pasiekmių. Tos pasiekmės, gali būti arba kitai susitarimo šaliai labai teigiamos, tau gali būti neutralios, arba gali viskas išsisukti taip, kad staiga tau pasiekmės patapo neigiamos. Tai manyčiau, kad in the end, bendrai susumavus šitą, sakyčiau, kad pas mus charizma daug neprideda mūsų būtent rate. Ir čia jau suk kaip nori, ta prasme, jeigu nori daryti dylą su Pauliu, tai daryk, žinai, ką tai reiškia. Žinai kokios gali būti potencialios pasiekmės. Žinai, su kokio velniu sutartį pasirašai. Jo, tikrai, reputacija šitoj vietoj tam pačiam siauriam mūsų rate tikrai labai daug nesako, labai daug atneša. Mes ne vieną kartą esam girdėję nedylink su Paulium, nedylink su Bingeliu, nedylink su Gyčiu, čia tie 3 dažniausiai tikriausiai. Ne, čia yra netiesa. Visi sako tik nedylinti su Paulium ir nedylinti su Bingeliu. Sure. Yra tas, reputacija tikrai daug ką nusako. Aš galbūt dar vieną dalyką iš savo pusės pridėčiau dėl salesmanshipo, kas mano galva iš tikrųjų figūruoja. Yra labai svarbus timingas salesmanshipo. Kaip pavyzdį galiu panaudoti paskutinį mūsų žaistą žaidimą, kuriam aš žaidžiau už nekrovirusą. Ir vienu momentu aš nusipirkau iš kito žaidėjo laivą, kad aš atskrisiu, nukalsiu vieną laivą, gausiu technologiją. Aš jį nusipirkau 2 pinigais ir antiviruso kortele.
kuri padaro, kad aš tiesiog negaučiau daugiau technologijų iš to žaidėjo. Atrodytų, kad būtų visai nebloga kaina, bet kodėl aš sakau, kad taimingas yra labai svarbu, tai dėl to, kad ta antiviruso kortelė buvo jau antras kartas, kai aš iš to pačio žaidėjo gavau technologiją. Ir tai buvo vienintelė ta technologija, kurios man dar daugiau mažiau bet kada būtų iš to žaidėjo reikėję. Ir čia yra toks dalykas, kuris labai sunkiai apriepiamas, labai sunku yra jį iš tikrųjų apibrėžti ir pritaikyti ir pamatyti ir pastebėti ir iššaukti. Bet jį labai svarbu yra identifikuoti dėl to, kad, na, tuo metu man ta antiviruso kortelė buvo, man ją parduot, daugiau mažiau atiduot dykai, buvo didesnis privalumas, negu turėti ją toliau rankoj. Nes ji tuo pačiu yra kaip ir šioks toks pacifizmo ženklas. Aš nebeturiu priežasties su tavim kovoti. Ir aš manyčiau, kad tokie dalykai vis dar iškyla ir ties jais tas pardavimas, ta charizma įfigūruoja. Nes, na, labai dažnai, jeigu žaidėjas tiesiog taip pat stabiliai, pastoviai pardavinėja dalykus už tą pačią, daugiau mažiau tą pačią kainą ir tokį dalyką pasiūlo, galima jį šiek tiek tiesiog peržiūrėti. Galima šitoj vietoje galbūt nuvertini šio susitarimo antrąjį dalyvį, kuris galbūt antiviruso kortą žadėjo, planavo naudingai parduoti kitam žaidėjui. Ir tai iš tiesų galėtų būti didelis spyris į kiaušinius tau ir tikrai tai gali generuoti papildomą vertę, nes sutinku tavo apsakytų atveju, kitai dylo pusiai šita kortelė turi labai žemą vertę tiesioginio panaudojimo. Jeigu tu norėsi su juo kovoti, tu kovosi bet kuriuo atveju, nesvarbu, ar jis turės šitą ar neturės. Jeigu nekovosi, tai vertės iš viso jokios nėra. Na, labai geras. Tai čia sutinku, čia galbūt suveikia labiau tavo gero pardavėjo charizma negu taimingas. Tai siūlau nenusivertinti šitoj vietoj. Dylas skamba kaip labai geras. Tikrai nesiginčiu. Dar vienas dalykas, kurį dabar toptelėjo į galvą. Ir labai, labai įdomu tavo nuomonė. Nes man labai patiko, kaip pasakė, kad jis kitam žaidėjui gali būti vertas. Čia jau būtų labai geras, toj pačioj situacijai, kurią apibūdinau, čia būtų buvęs labai geras apžaidimas mano to savo padaryto daugiau mažiau Dream Deal'o. Aš kiek esu pastebėjęs, pas mus tokia prekyba ne savo promissory notais ir kortelėm labai labai mažai vyksta. Ir aš esu šiek tiek net nustebintas šito, nes čia yra, atsiprašau, čia yra ganėtinai kokiu geru lygmeniu gilesnis to pačio treidinimo, to pačio įdomiausio ir reikšmingiausio treidinimo lygmuo, kurio mes tiesiog neliečiam. Why so? Tai aš pats asmeniškai, kodėl to privengiu, tai išnaudodamas savo promissory notus, sumažini savo tikimybę kontroliuoti situaciją paskutinėme raunde. Tai aš manau, kad aš bent jau promissory notų stengiuosi neišdalinti, todėl kad galėčiau planuotis tą būtent savo paskutinį raundą. Nes kaip veikia mūsų meta, mes bildinam viską iki 2 raundai prieš finišą ir tada visi all-ininam. Tai galbūt tai susijęs su mūsų playstyle, nes čia tavo labai teisingas pastebėjimas, jeigu paklausysi, kas yra kalbama apie geimus kitur, tai promissory notai ten į kairę ir į dešinę būna svaidomi nuo labai anksti žaidime ir jie pakeičia daug rankų ir daug kartų sugrįžta atgal, iš tikrųjų pas mus ganėtinai mažai naudojami, nors pastaruoju, turbūt, kai tik pradėjom žaisti, buvo dar mažiau naudojama, dabar šiek tiek jau pagyvėjusi šita situacija yra šiek tiek pagerėjus. Bet sutinku, kad tai mus apvagia nuo žaidimo excitemento. Ir vėlgi, galbūt tai padėtų greičiau žaisti žaidimus, kadangi tu mažiau kontroliuoji galutinės situacijos, tai tau net neverta bandyti sudaryti 5 dylų su savo kaimynais, tą savo siaurą kelią nusistatyti ir bandyti jį pataikyti, nes
tu tą siaurą kelią galėsi tik tais paskutinį raundą surasti bet kuriuo atveju ir tuomet pasikeičia strategija, staiga tavo strategija yra, na, ne long game žaisti, o žaisti tokiais burstais. Grinai tą early game, mid game ir late game. Nes sakyčiau, kad mes dabar šiek tiek išilginam early game, kai agresija neegzistuoja tarp žaidėjų. Labai trumpą turim mid game, skirmišų bendrai pas mus metoje yra nedaug. Na, ne visuose geimuose, Būna, bet bet procentaliai labai sutinku, mid-game skirmišai yra almost negligible. taip. Ir tada mes keliaujam tiesiai į endgame. Ir manyčiau, kad promisori nautų didesnė cirkuliacija rinkoje padėtų būtent tą mid-game žaisti, nes mid-game skirmišai daug labiau meikina sensą, kai tavo, nes tu gali būti agresorius, kadangi viena iš potencialių naudų tos agresijos yra, kad vienaip ar kitaip tie tavo promisori nautai grįž tau ir, nu, tai staiga tu vėl turi kažkokią kontrolę paskutinėse raunduose. Tai čia labai geras tavo pastebėjimas. Manyčiau, ir iš tavo pusės ganėtinai tikrai geri pastebėjimai. Galbūt šiek tiek mažiau sutikčiau dėl kai kurių promisorių nautų, kurie tos kontrolės gal netiek daug duoda. Gal labiau tokie, kurie duoda saugumą, kaip pavyzdį gal panaudočiau tą patį antivirusą arba Mentaku Promise of Protection, kurie yra tiesiog universaliai naudingi, bet jie taip pat yra ganėtinai ilgai besitęsiantys ir su tam tikra sąlyga jie yra, na, tiesiog saugus. Tu neprarasi pinigų prekiaudamas, kai šalia tavęs yra Mentakas, arba tu neduosi tekų antivirusui, nekrovirusui. Bet aš sakydamas kontrolę, tai ir turiu omeny tą saugumą ir užtikrintumą ir na, kai yra daugiau saugumo, tai tuo pačiu ir tu kontroliuoji situaciją. Aš tame turiu omenyje, tai būtent tai, ką tu sakai. Tokiu atveju aš sutinku. Na ir galų gale, kad ir kaip galbūt kartais gaila, Gyti mes negalim pamiršti, kad bent jau vienas iš tų promisorių nautų visų rankose lieka tavo legendos vardan. Bet jo, aš manyčiau, kad mes daugiau mažiau ir aptariam tas įdomesnės prekybos detalės. Ir galbūt šitoj vietoj ir būtų pats laikas užbaigti pokalbį. Gyti, dėkui tau labai dar kartą, kad prisijungiai prie mane šiandien. Ačiū Ignai, linkiu visiems gerų sandorių ateityje. Ir aš jums, mano mėly kosmoso patricijai, taip pat linkiu geros dienos ir iki susitikimo kitą kartą.